สวัสดีครับพี่เชงซื้อทำไมซื้อแล้วลูกหมาคืนซื้ออะไรมาไม่เห็นให้ปู่กินเลยโอ้โหกินกันคนเดียวไม่แบ่งปู่เลย ปู่หลับ เฮ้ยหลับได้ยังไงปู่ยังไม่หลับเลยมั้ง ตอนที่หนูยังไม่หลับ แล้ว ตอนดึกๆอ่ะ แล้ว ที่แม่มาแล้ว ที่แม่ยังไม่ค่อยมา แม่มาทีหนึ่งทีสอง ก็นั่นแหละ Big fish? Good. That smells good. Fish med bataną. Sprite. Gandriukas. Judesys tai čia konkrečiai. Matot, žuvis čia visur plaukia. Bet geriau mesti vieną pusę, sakė. Tai davė šiek tiek batono trupinių, biškį batono. Tokia šeriklėlė. Nedidelis kabliukas. Nu, ten kur nors į galą. Sau ramiai, gal didesnį pagausiu. Čia kaip jie vartasi. Veiklos manau bus. Pasirašiu ir kepurę ir visas apsirengęs. Gal šį kartą saulė nebe švies taip smarkiai. Bet jisai čia man padavė meškerį ir viskas. Ir daryk, ką nori maždaug pats. Nieko nepaaiškina. Va. Kažkaip susitvarkysiu gal. Šitie trupinėjau išmirkyti. Nereikia, čia kažkokį to kvapą davė. Nežinau, čia gal vanilė. Visą nepilsiu. Nes aš manau, kad šitų dviejų pakelių man ir 3 gabaliukų duonos tikrai neužteks žvejybai. Nelabai žinau, kokią čia dydžio tos gabaliukus dės. Maždaug gal pradžiai tokią. O po to žiūrėsiu, nes čia labai saulė iš tikrųjų šviečia man. Tai bus labai karšta. Kažkaip tai batonas. Šiek tiek kvapą išmaišyti. Nors aš tai realiai tai nemanau, kad iš yra būtinas. Blin, duonos tai iškart reikėjo turbūt nusipirkti daugiau. Nieko, kelis pagausiu. Dar reiks eit pasiimti kažko pavalgyti, atsigert gal. Dabar svarbu bent vieną pagauti. Kabliukas į masalą. Maždaug tokį burbulą padarai.
Bent aš taip įsivaizduoju. Šakinėje tai čia labai daug. Bet čia jau čia belenkur kur numesi. Ten ir kėps. Šitos rytos tai buliamba. Jau biški mačiusios viską. Eik, tu iš karto yra. Ne, nespėjau sureguliuoti rytas nieko. Blin, dar gerai tempia kaip su nuvarė. Ko savo valas šitoj pasibaigs man. Blemba ryte, tai čia špina visiškai. Pažiūrėkit čia kiek į metų. Miškėje irgi karvės uodega tokia. Bet jūs matėt, kaip greitiškai buvo. Aš galvoju, reikės padėti meškerę atleisti. Stabdė. Iš rankų ištempė. Na, čia taip labai turbūt ilgai ir nežvėjosi. $700 batų. Tai čia kiek, ką žinau, išeina 20 kažkeli eurai. Ir lupi žuvį vieną po kito. Šitoj baloj standartinio dydžio žuvis. Kur čia tas kabliukas? Ką žinau, pasvyro dantis nėra. Batono kimbali gal nėra. Ką, dabar gali iš karto ir paleisti. Aš gal parodyti jums. Trumpai. Aš čia kokiu 15 kilo, gal nebūtų, gal 15, 12 kokiu. Tai va tokia. Nu tai va tokias dabar gaudysi, kelias valandas. Biškai pasportuosiu. Nes jau nusibodo visą dieną sėdėti be tų kibimų. Tai tvariau dabar tokių padaužyti vieną po kitą. Čia aišku visas žuvis atgal. Per lengva. Kabliukas tai čia toks su škarpėlė, galėtų ir be jos būti iš tikrųjų. Patogiau biškai atkabinti. Kai būtų gerai, kad dingtų saulė bent keliom valandom. Man įsitolina dabar. Ai, ble. Nepavyko. Reikia biškai stipriau suspaust. Ką žinau, čia užlenkiu lankelį ir laikai rankose meškerį. Jau turėtų toj tempt.
Vos nepramegojau. Manau, kokią valandą, gal 2. Ir užteks. Iš tikrųjų tai nelabai čia ir įdomu. Važinėti traukia vieną po kitą. Dar bent įrankiai būtų padorus. Kažkokią senovinę ryte. Iškariai, irgi čia kažkokia labai jau laiba. Spin Masteris Viva. Na gerai, gana čia gana atempti. Iš pradžių taip stipriau pasipriešino, po to jau prie krantą ramiai. Biškį pasivartoja. Šitas gal kiek mažesnis. Čia kabinas visur. Tokie. Tai ištraukus galima pailsėti biškį. Per gerai jie čia kimba. Neįdomu. Šitau kukuliukas. Sveikas. Reikia geriau spausti. Dar bandysiu be kvapo. Vienas po kitą. Čia kelintą pagavau. Šitam biškiau teleko pasidaužęs. Pažvėjau gerą valandą. Ir kaip ir duonos nebeliko. Ir šitą gal pasiimt pakelį. Reikia eiti į parduotuvę. Čia nešiau dar 2 maišus pašarui, vieną šitą ir alus 240 batų. Gal mažesnius konkolus daryti. Dar valandą pažiūrėjau, dar kelias ištrauknis. Yra čia labai įdomu su jom. Kimba gerai, bet meškerė nėra labai tokia jau smagi. Rytį irgi jau čia, nežinau, metų turbūt daugiau nei man. O be to ir saulė belenkaip kepina čia mane.
Nu, galvoju, neužkibs. Ir netikėtai. Šitas kažkaip nebėga iš šono visai. Vietoj daužasi. Čia gal geresnis bus? Ne. Labai suprasti čia su to botkočiu iš tikrųjų. Svarbu stabdis, rytis veikia. Ja, čia bus gal biškai šitų didesnių. Nors čia kaip rašo, tai iki 15 kg maždaug. Šitas aršas papuolė. Pradžią vietoj davęs. O, kad tik čia mažesnis, bet dabar kaip įsijudėjo, po visą balą laksto. Grina jau darbas, ne žvejyba gauna. Nebent va kas nemoka žvejo, atvažiavus tokiai pramogai, kai užmeti ir kimba vienas po kito, gal ir labai smagu. Man asmeniškai tai nežinau, ar čia įdomu. Turi tokią problemą dabar. Visai viskas paruošta. Žuvį šokinėja, bet negaliu atžvejot. Žiauriai karšta. Berenkai spigina tą salę, neįmanoma būt čia net. Tai išeini keliom minutėm ir turi tada 10 minučių bent jau poilsio ant pavėsio. Kažkaip negudriai čia padarė. Galėjo tos stogelius biškai labiau iš ten, kad bent jau iki žolės pavėsis būtų. Tai dar kažkaip galėtum stovėti, o dabar tai čia neįmanoma kaip pragare. Greičiausiai šita paskutinė žuvis. Dar vienam užmetimui batono liko. Čia pakankamai dažnai permetinėt reikia. Ne kiekvienu metimu užkimba. Tai dar čia biškį pasismaginsiu va prie pat. Tegul patampa. Foto. Pasidaryti reikės gal. Nes atvyko dar kažkoks tai dedukas. Tai gal nufotografuot. Nu gerai gal jau. Gana čia ratai sukti. Va, kilk į viršų. Pasirodyk publikai. O, gražus dar užkibo kaip tik. Gerai, gana, čia tau jau varykim čerpoką. Ir violetinis, mėlynas, ir žalias kažkoks, geltonas, rudas, baltas, visokių šių spalvų. Matęs jau kabliukų nemažai. Reikia paprašyti, kad nufotkintų. Hello, can you take photo? Yes.
You caught one? Yes, I did. Oh. I caught many of them, Very good. but it's way too hot fish. Yeah, hot, yeah. That's better. I need to run. Čia nepabėgo. You look nice. Thank you, just put it in here, please. Thank you so much. Okay, welcome. Kągi, bičiuliai, matot, kokia čia žvejyba. Žiauriai karšta. Žvejot praktiškai neįmanoma. Tas batonas irgi eina, tai belenkaip darbo vienam užmetimui liko. Dar ten kropelytės liko, tai nežinau, gal dar pavyks užmest. Nes čia su tais metimais tai ir ne visi pavyksta priedą. Su tą batoną kreivai uždedi ir krenta laukis metant jau. Nu, taip ir galvojau, kad taip ir buvo. Nelabai čia užtenka vienai pridėjimui. Dar liko keli gabaliukai masalinio, tai tą susmulkinsiu. Paskutinis užmetimas, tikiuosi nesigaus kaip prieš paskutinis, kuris skrido į atskiras pusės. Nu. Tikiuosi atnes dar vieną žuvį šitas masalas. Ne, tai užteksiu ir tiek, kiek pagalvojau. Kur ten į kampą būtų gerai mes. O kas viskas gerai, tik reikėjo toliau gerokai. Pabijau smarkiai mest, kad nenugriūtų niekad. Užkibo. Paskutinė žuvis. Jis tik paėmė. Rytutė dirba 3 guolių. Net nežinau, kokia čia firma. Kažkokia vietinė galbūt. Čia tas rytas tai jo mačiusias gyvenimą normaliai. Tiesa, aš žuvį traukiu, visai pamiršau. Pilna jų ten tam kampe. Lemba, kiek iš karto susivarto. Jis ten dabar kaip tik tai vietoj, kur visa žuvis stovi. Verda net vanduo. Nežinau, ar jų matosi iš taip toli. Bet čia jų nemažai yra, kaip supranta. Ir paskutinis. Greičiau. Nėra, kad čia žaisi. Tai čia. Dar bent žinočiau, kad galbūt kažkokia nauja rūšis, tai dar būtų galima ramiai traum, bet dabar tai čia viskas aišku. Tai galima atpumpa. O, ir kurie. Trumpai. Vienas tik mažesnis papuolė, visi šiaip neblogi tokie. Nežinau, čia virš 10 kg tai tikrai. Kiek realiai tai? 12, 15 gal.
Kabliukas labai gerai, kad į patį kraštuką. Dantukai šiokie tokie yra kaip ir labai nežymiai, bet jaučiasi toksai kaip švelnus švitrinis. Pažvėjau kelias valandas, užtenka manau šitam tvenkinukui. Reikia varyti į miestą ir ruoštis kitai žūklei, nes rytoj įsibukinęs jau įvairių rūšių gaudyt visai dienai. Ten gal tikiuosi bus įdomiau. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, užsiprenumeruokit kanalą. Pasimatysim neužilgo.